Sveiki. Jūs galvojate, kad su jūsų žarnynu yra viskas tvarkoj, į tualetą einu laiks nuo laiko, rimtus reikalus atlieku kada nors, o gal ir kiekvieną dieną, bet ar lengvai, o gal nevyksta taip, kaip turėtų vykti. Aš kartosiu ir kartosiu. Aš nuo šios dienos tapsiu jūsų rakštimi, grinai tą žodžio prasme. Jūs privalot išmėginti ir vartoti šitas skaidulas, maistinės skaidulas, kad suprast vartojant, ką reiškia, kai žarnynas pradeda veikti. Ką reiškia, kai pavalgius tu nebeapsunksti, tu neini pagulėti, bet kai viskas vyksta, kai organizmas, kai žarnynas nebekaupia, kai nėra energijos, jisai negeba susidoroti, ką mes ten įmetėm. Jūs privalote tai pajausti. Jūs privalot kiekvieną dieną eiti į tualetą. Jūs privalot kiekvieną dieną lengvai ir po kelis kartus rimtus dalykus daryti. Švarus, neprikaupęs, išsivalęs, susitvarkęs žarnynas, ko pasekoje viskas laiku išeina, ko pasekoje krenta svoris, mes lengvėjam, ko pasekoje nori, nenori, teisingas, tvarkingas žarnynas, veido oda, jokių spuogų, jokių odos problemų. Ko pasekoje, kam šokinėja kraujo spaudimai, jie normalizuojasi. Kam aukštas cholesterolis, šių dienų rykštė. Kas mėgsta saldumynus, negali atsispirti, sureguliuoja cukraus kiekį kraujyje. Atsiranda sotumo jausmas. Tu valgai ir tu jautiesi sotus. Jūs privalot pamėginti, jūs privalot pajausti, ką tai reiškia. Tik tada galėsit spręsti. Tik tada suvoksi, kaip turi funkcionuoti realiai žarnynas. Tu turi pajausti tą lengvumą. Tu turi pradėti džiaugtis gyvenimu. Aš jūsų rykštė. Ir aš tikrai kalbėsiu ir jūs privalot pamėginti. Jūs privalot pamėginti ir pajausti, ką reiškia, kai jūsų žarnynas funkcionuoja. Tai tiek nedaug, tai tik maistinės skaidulos, bet ne taip, kad aš geriu maistinės skaidulos, kokie pojūčiai, kaip kas vyksta. Antsvoris didelis ir nėra ką pasakyti. Tai gal ir nesvarbu, jeigu antsvorio neturiu, aš jo irgi neturiu, mano vaikas jo neturi, vaikui esu įvedusi. Jau turim atsiliepimus, jau pasakė mama, jau pas manęs kitaip vyksta, jau dažniau per dieną išeina, labai aktualu, kad vaikai tuštintus kiekvieną dieną. Didelės antsvorių problemos ne tik tarp vaikų, paauglių ir suaugę. Reikia tiek nedaug, tik pamėginti, pajausti ir leisti organizmui puikiai funkcionuoti, leisti žarnynui daryti savo darbą. Padėkim jam truputį, padėkim. Tikslingos maistinės medžiagas daro stebuklus. Parašykit, pasiskambinkit ir išmėginkit. Lauksiu skambučių, lauksiu tų pirmų žingsnių, lauksiu tų komentarų. Aš visko lauksiu. Aš žinau, kaip jos veikia, aš pati 3 savaitę mano aplinkoj, kas vyksta, kokie atsiliepimai ir panašiai. Jūs privalot išmėginti. Tam kartui tiek, iki malonaus.